Sveikučiai. Nu ką, chebrytė? Žodžiu, situacija tokia. Sulaukiu skambučio iš bičiulę Aidelę, draugelę. Sako, nu ką, žvejį ligonį. Reikia tave gydyti, nesako. Ta prasme, tau reikia, sako, reabilitacijos. Žinau vaistų. Nu ir sakau, ką? Ogi mano prūdis. Nu jo, žmogus irgi nori pažvejoti, pavadina pas jį į nuosavą prūdą. Tikrai vėl lengvai nebus, jis taip mane dar nuramina, turėtum pagauti. Konkrečiai nepasakė pagausi, bet turėtum pagauti. Tai va, ką žinau, čia man būreis ir pasimk tą, pasimk aną, bet žodžiu, nuosprendis buvo toks, kad pasiėmiau tik donkis, žvejosi ant pizdamėdo. Mesim porą, gal vieną nežinau, parinka vairorą tokį neblogą, tai žodžiu pasisėdėsim. Tai va, chebra, žinau, ten, kaip minėjau, tikrai lengva nebus. Šitam prūdį yra daug kas nusvylė, kaip sakant, įsivyrinį ragą, asmeniškai ir aš. Nėra taip, kaip jūs ten kiti galvojat, privats prūdis, žuvies 5 eilėm, užmeti ir trauki. Sorry, chebra. Tokių dalykų tikrai nėra. Kiekvieną balą esu minėjęs turi savo, ar telkinys, ar balą, ar prūdis, savo sušiktą charakterį. Tai va, ką tikslas būtų kaip ir pagauti karpį. Nes kadangi Aidelis paminėjo, reiktų nudaigoti karpėcą. Aišku, dar pasunkinu užduotį, bet, kaip sakant, pasisėdėsim, pažvejosim, pamatysim, kas kibs, tas kibs. Visiems nei žvyno, nei uodegos. O aš va, dabar važiuoju į susitikimą. Kaip visada, jaukinsim, mesim ir žiūrėsim. Laukiai? Laukiau, bet žinok, žuvis nevaikščioja, žinok. Ir tu va, paimk va, tą mano kuliuką, imkyšį va, biškį toliau. Gerai. Vien tai nulaužti, netiblės. Čia žinai, ant saulės toliau turiu. Na va. Ir jau, kai bus sumaišyti, kol aš atvažiavau pavėlavęs. Gerai, pabandysim, pažiūrėsim, kas čia bus. O, gerai sakai, kaip tada sakė, turi būti. Turbūt pagausim, arba turi būti. Nureketavau. Jau ką. Žinot, šiais laikais kaip sunku. Čia sakė bomba. Ištaisysim bombą. Normaliai. Normaliai.
Nu, reiškia, kad drėkinti. Pirmą padarysim, po to dadėsim. Ir bus... kvepėlis. O čia tai kvepėlis. Varysim su dviem, kad cirku būt. Jeigu būt, tai gal tik būna. Ja. Nu, vanduo tai jo. Vanduo tai mūtnas, toks kaip molis. Sąlygas nelėpina. Apelsinas. Tu. Čia apelsinas, čia bus. Aida, žinot, ką Idėlis sakė? Sako, Raima, jeigu nesugebėsi žuvies pagauti, tai žodžiu tiesiai į bažnyčią prie altoriaus ir eini nuodėmes išsakyti. Tai va, aš dabar nuo tų nuodėmių bandau išsisukti. Svarbiausia per tvorą nepermesti.
Aš kaip mėgstu šveisti, įprasti reikia iš po tiek laiką. Na jo, gal biškį kokį metriuką. Du arčiau reikėjo. Link savęs. Niek. Persimėsim. Apelsiną. Po to atsitrauksi, jeigu ką į gilumą. Dabar. Nesikeik, sapožnikai. Čia taip turi būti. Kaip hebra iš karto užsimečiau pirmą ir įtarčiau čiulpažą. Iš karto. Kiek čia praėjo, ne minutės nepraėjo. Pažiūrim, ką mes čia turim. Va, ką turim. Opa, nebeturim. Žinai, kas ten buvo? Hibridas. Nesvarbu, aš jau norėjau labai šustrai pakelti. Tik persimečiau, taip naglai vėl. Piktas, bet mažas kažkas vėl tramanė. Bet tai veiksmas iš karto, tik tai aikta. Aišku, ta pati rūšis. Ta pati rūšis. Va. Pirma toks pat nusimuilina ir dabar nebeišėjo nusimuilyti. Haha. Haha. Nu, mano ranka neplati, sunku apimti. Va. Mažylis. Mažylis. Bet tai ką daryti? Bratku pagavau. Okei. Ir to gerai. Kaip sakė Aidalis, reabilitacija vyksta. Dėlis išlaukia kažko. Lygina rezultatais man. Tas pats. O! Ne? Ne, žiobris. Žiobris? Pakelk, ar tikrai žiobris? Žiobris. Pažiūrėk, kaip paaugė. Žiobris. Va šitą aš norėjau pagauti, bet iš tikrųjų šitam prūdį to nespagavęs. Ant boilę. Ant boilę žiobris, va. Vadėl, atsargiai. Opa! Nesvarbu. Biški nesusipratimai, bet ir pabėga. Vis tiek užfiksavom žiobris. Ant braškinę, ne? Ant braškinę. Ant braškinę. Oi. Va to žuvies ir nes aš pagavęs. Tai va, kas važiuoja į mūšą gaudyti, nepagauti. Tai ką? Dabar matai, kaip įdomu. Daužia. Na jo, dirbu šiandien vėl tą patį.
Kiek čia 5 minutės? Ne, kur 5, 2 minutės. Vėl jėmims. Čia dar baisių. Ir ant kitas jau jėmimą turėjau. Nu. O! Liniokas. Liniokas. Labą rytą. Na jo. Bet vafteriuką kažkur nadaigina. Va. Liniukas. Ką? Neteks man į bažnyčią eiti. Žuvį pagavau. Taip suprant, bet per širdį perėdė. Drink, va, tik užlenkia. Sakau, yra, pakirtų, nebėra, sakau. Net nejaučiu. Ką reikia tas galvoju lysi. Žiaur. Ne, aš sikoju užkliūčiu. Aha, netyčiam. Aidams. Ne. Užkliuvau. Nu, bet žinai, dėlė. Tokį ir žuvis čia, žinai. Ne. Ne. Parazitai, nu. Išgazdinami šits jėmims mane. Ne, bet tai supranti, tiek laiką pasilgis, kibimą tai... Bet ir toksai, žinai, Taškarta, ne? Nu. Nu ir ką tu čia pagavai? Karpiecas. Nemuno gatvės parduotuvės. Va. Nupirktas ir leistas. Nemuno gatvė, jeigu ką hebra. Nupirktas, padovanoja. Geriem žmonėm visiem padovanoja. Nors jų ir nereikia. Nereikia, bet prileidai. Kažką turim. Patsaką pasimti. Patsaką suspės da pradžią. Pasės, nežinai. Žiūrėk, praėjo pro mano tą meškerį. Bet tai čia nesupratau. Nelabai didelį. Kažkas nedidelė, bet labai vėl. Ar šaus? Ne, nedidelį. Nu, bet jau panaši žuvį. Pasirodė toksai, bet kažko labai lengvai pasiduoda. Aha. Nu, bet tai... Ką žinau. Va. Karpiukas, nežinau. Karpiuks, ne? Greičiau, bet nedidelis. Sakau, labai lengvai pasidavė. Nu, pažiūrėsim. Nu, vis tiek jau big fish šios dienos. Kur iš čia vaikštą namur? Aha. Oi, pa. Nu, nesakyčiau, kad labai maži žuvis. Gal graibštą reik paimti tada.
Dėlių graibštą gal paimti. Kur. Nepradėk. Lieptų nepaleisi. Ne. Nu, žinai, kaip seniai traukiau, stambesnė žuvė, atrodo, tai kažkas. Amūras? Nežinau. Ne amūras? Įsikelsi pats sako, pamatysi. Nežinau. Kažkoks pailgas. Man tai pasirodė. Ar ne hybridas tik tai? Oi, kaip tokia diduma, negali. Pats pirmieji gali būti. Ne. Ne karosis tik tai. Eik tu. Nemačiau, žinau. To nafik. Jeigu karosis, tai čia pažiūrėsim. Karpiecas. Na va. O, kai mūtnus visos jos vienodo. Nors pagaliau, nors ir toks, bet tai... Nu. Palaukim, bus didesnių. Tai va, hebra. Vis dėlto, kaip minėjau, norėjau karpiecą, tai vis dėlto pagavau. Na jo, šito aišku nedaigos įdėlis, a ne? Kas pagavo, tas ir sprendžia. Ne, nu tai palauk. Važiuok, leidžiam gyvenam. Leidžiam gyvenam, sakant. Gerai, leidžiam gyventi. Gyvenam. Kiekis čia bus kilogramins jo. Tegul atsiveda mama. Ką, einam gražiai paleisim. Fū, nors tiek. Bet toks sportiškas, eikt. Nu, eisi gražiai ir aptaškysi mane. Aišku, aptaškės, kaip daugiau neaptaškės. Ha. Nu, nors tiek. Tai va. Nekyba, visai nustoja. Pajaukinsim žuveliuką. Važiuojam namo po sunkios žvejybos. Aišku, netuščiai, kaip ir karpiecą pagavau. Pasirodo, ten buvo sazančikas. Tai va, tokį šitų mano žvejybą. Pasisėdėjom, pasidarėm
išvadas, kad esam nevykėliai, bet, kaip sakant, žadam pasitaisyti. Tai va, žodžiu visiems nei žvyno, nei uodegos. Ir dabar gal susimatysim kituose mano pasivaidenimas.